Sveika, Viktorija. Sveika, Julija. Papasakok, vėl tu čia saulėj visą nušvitus kaip su aureolė. Kur vėl tu čia tą saulę pagavus, tikrai ne Lietuvoje? O dabar aš esu Mentone, gaila už manęs nesimato vaizdas, nes saulė kažkaip netaip krenta. Tai yra tokia rojaus toks kampelis, kuris yra 20 minučių į vieną pusę Monakas, tai yra viena autobuso stotelė, 20 minučių į kitą pusę Italija. Kaip sakant, aplinkui Grasas, kur kvepalai gaminami, Kanai. O Mentonas yra Prancūzija, tai yra, kitaip tariant, čia susitinka 3 valstybės - Italija, Prancūzija ir Monakas šitoje vietoje. Fantastika. Taip, tai yra tikrai labai labai gražu. Čia spalio mėnesį, rugsėjo gale spalio mėnesį apie 28 laipsniai maždaug. Jūros pakrantė, palmės ir sakyti. Taip jau atsitiko, kad čia, žinai, kaip aš sakau, kur mane nuvedė darbas su savim, tai darbas su savim mane nuvedė į Mentoną. Va. Ten, kur gerai nuvedė, sakyčiau taip. Gerai nuvedė. Gerai nuvedė, nes kaip kažkada būčiau net negalėjus nei pagalvoti, nei patikėti, nei įsivaizduoti, žinai. O dabar tai yra normalu visiškai ir absoliučiai, išsakant, net nekeista. Ir, kitaip tariant, tas darbas su savim keičia viską absoliučiai. Ir santykius, ir gausą, ir įsivaizdavimą, kur tu gali būti, ir patį buvimą ten, kur tu gali būti. Sutinku. Vis kitokius dalykus. Tai apie tai mes gal dar kada pašnekėsime. Taip, mes būtinai apie tai pašnekėsim, nes aš irgi turiu ko pasidalinti, kur mane nuvedė darbas su savimi, nes jisai negali niekur nenuvesti, ar ne? Jisai negali niekur nenuvesti. Ir kartais atrodo, kad kur čia veda, bet kai tu pasižiūri, kur tu buvai prieš 10 metų, prieš 5 metus, gal prieš 2 metus, tai labai labai aiškiai matai, kad kaip viskas skiriasi ir kaip tavo pačios suvokimas skiriasi, kur tu gali būti ir kur tu, žinai, kur tu leidi savo. Tai pas mus, kaip ir supratai, 28, saulė šviečia, faina, gražu ir taip toliau. Kas pas jūs? O aš susiviniojusi megztinį. Pas mus prieš porą dienų nuošė audra, tokia, kad nunešė mūsų tokią labai fainą, turėjom pastogę pasisėdėjimui, nebeturim, stogą nunešė, suplėšė, su vaikais važiavom, susirinkom, va taip pat. Žodžiu, va taip, Airija pasitiko rudenį. Airija pasitiko. Gerai, tai šiandien mes kalbam labai tokia tema apie nerimą, ar ne? Ir iš tikrųjų mes galim pagalvoti apie tai, kad, nerimas, kam čia aktualu tas nerimas? Iš tikrųjų tai aktualu praktiškai visiems tikriausiai, ar ne? Ir vis prisimenu tą istoriją ir jau turbūt esu pasakojus, bet pakartosiu, kad kažkada skaičiau Karnegio knygą apie nerimą, man atrodo, jinai vadinasi Kaip įveikti nerimą, kažkas tai tokio, dabar tiksliai nepamenu, tai yra viena mano pirmųjų ten perskaitytų knygų apie saviugdą. Bet jisai rašė apie nerimą ir jis sakė, kad aš sugalvojau rašyti knygą apie nerimą, pirmiausia, nuėjau į biblioteką ir paieškojau, ar jau yra parašyta nors viena knyga apie nerimą. Ir jisai ten surado 200 ar kažkiek ten apie vikšrus ar kažką, tai žodžiu, kažkokių knygų, tokių visai, žinai, tokių labai labai retai skaitomų, labai specifinių, o apie nerimą nerado nei vienos. Tai tada nusprendė parašyti knygą apie nerimą. Bet iš tikrųjų nerimas, jisai toks dalykas, kuris yra palydovas daugelio žmonių kiekvieną dieną, ne? Taip, ir jisai tiesiog atrodo jau, kad normalu jausti tą nerimą arba iš viso jo net nebeatpažinti, kad jisai yra. Va čia turbūt ir yra, žinai, tas kabliukas, kad labai dažnai mes neatpažįstam, kas yra nerimas, ar ne? Tai mes dabar pabandykim gal pavardinti, gal kažkas atpažins, ne? Tai, sakykime, nenusėdėjimas vietoj, negaliu ramiai vietoj nusėdėti, pirštais į stalą barbenu, kojom linguoju, ten taip toliau. Tu sekantį, pabandom kas. Taip, man dažnai irgi ateina ir sako, tai viskas, aš labai rami arba labai ramus, bet va čia tiesiog atrodo žandikaulis, tiesiog jisai įsitempęs ir net užsifiksavęs būna pa žmonės. Turiu žandikaulio problemų, turiu sakandžio problemų, dantis net išsikraipė nuo to, kad ir nuo grėžimo dantim ir taktį grėžiu dantim, bet nerimo nejaučiu, sako. Viskas pas mane ramu. Miegu labai gerai, tik tai dantim grėžiu taip, kad net išlaksto plombos lauk. Taip, tai kalbant apie miegą, tai nemiga. Nemiga, taip.
Irgi Emocinis tiesiog, tai aš valgymas. pelėda, aš pelėda, aš ilgai neužmiegu, paskui ryte neatsibundu, tai pelėda. Tai labai dažnai tos pelėdos iš tikrųjų nei velnio ne pelėdos, o tiesiog užmigti negali. Tokie dalykai kaip prokrastinacija, atidėliojimas, perfekcionizmas, ar ne? Labai didelis, kada negaliu, tiesiog negaliu pateikti tokio darbo, sėdžiu ten naktim, nors jau ten viskas atidirbta, atzulinta, taip toliau. Kontrolė. Didžiulio kontrolė, bandymas numatyti kiekvieną įmanomą įvykio variantą ir viskam pasiruošti. Dulkių gaudymas. Čia geras. Čia aš turiu omeny perdėtą švarą. Ne apie tai, kad tvarkingumą kažkokį tai ten elementarų, bet apie tai, kad žmogus negali miegoti, ten neišgaudytos visos dulkės, nesuskaičiuotos, nesurūšiuotos. Čia labai įdomus atvejis buvo. Aš turėjau tokią klientę, pas kurio šeima buvo 2 seserys ir viena alkoholizmas viena, o kitai būtent tas dulkių gaudymas. Tai iš esmės tai yra tas pats, aš suprantu, kad tai ne tas pats, bet priežastis ten buvo ta pati. Tik tai, kad kai žiūrime alkoholizmą, tai mes suprantam, kad problema, o kai žiūrime tą dulkių gaudymą tokį nesveiką, per naktis, tai tada mes nesuprantam, kad tai yra problema. Taip, tvarkingo žmogus palaiko švarą tvarką namuose, kas čia bloga, ar ne? Jo, tai va, tai kadangi, tai buvo tos pačios šeimos seserys, tai kaip ir tos pačios problemos įtakoja tiesiog 2 skirtingus nerimo apraiškas. Vienai alkoholis, kitai tas perdėtas švaras. Tai va, tai daug tokių visokių, ar ne? Taip, dar noriu paminėti tokį priešingą dulkių gaudymui, tai yra visiškas sustingimas. Visiškas sustingimas, tiesiog. Kai negali pajudinti, kai protas dirba overdrive'u ir tiesiog drasko iš vidaus, eik, daik, kūnas stagnacijai negali pajudėti. Overthinkingas, tarp kitko, tas pernelyg didelis galvojimas, ar ne? Aš dažnai susiduriu su žmonėm, kurie overthinkina, tai yra galvoja, mintį šaudo ir viską vertina ir viską. Žodžiu, protas dirba savo darbą, bet perdėtai. Neatsijungia. Tame, yra įstrigimas tame, kur bėk arba ginkis. Negalėjimas sėdėti ir nieko nedaryti. Šitas labai dažnai irgi būna, ypač mūsų mamų kartoje, atsisėda, būtinai reikia arba siūti, arba megzti, arba kažką tai daryti. O mūsų kartoje ir mūsų vaikų galbūt tai skrolinimas telefone pastoviai. Skrolinimas telefone, jo. Bet iš tikrųjų, tai visose kartose aš šitą pastebiu ir man draugė vieną pasakoja, aš tai negaliu sėdėti, aš jeigu negaliu, tai tada einu į kursus, kokius nors tos kursus pabaigiau, einu kitus kursus, arba einu į darbą, arba einu bet aš tai niekada aš tai niekada jokio nerimo, kad pas tavai yra funkcinis nerimas, ir jisai pramušė, ir jis paskui pramušė taip vieną dieną, kad ten. Tai va, tai žodžiu, mes jau čia privardinom ir kaip matot, viena pagrindinių priežasčių, kodėl mums yra sunku susitvarkyti su nerimo, tai yra todėl, kad mes jo elementariai nepažįstam. Taip, ir labai demonizuojam tokias apraiškas, kaip pavyzdžiui, tas sustingimas, kaip yra overthinkingas, irgi tada nelabai kažką nuveiksi, kai sėdi ir tik tai galvoji ir daugiau nieko negali daryti. Arba kai negali miegoti, bet ir negali nieko veikti. Ne? Tai čia toksai iš karto nurašoma tingumui ar kažkokiam neprofesionalumui, kai negali atlikti irgi iš nerimo, ten viskas krenta iš rankų, ten nieks nesidaro, ar ne? Toksai irgi vėpliškumas tada būna, negebėjimas, kažkoks toks neigiamas. O tiem tokiem, kur negali nusėdėti vietoj, todėl pastoviai išlosto dulkės, ar ten mesga kojines tuntais, nors niekam jų nebereikia seniai visi apdovanoti. Čia jau kažkas pozityvaus, nes žmogus veikia, darbingas, darbštus, supranti. Toks irgi. Tai yra tas pats nerimas. Ir žinai, dar vienas iš tų, kodėl yra sunku veikti, tai vienas dalykas mes nepažįstam, antras dalykas, kaip tu paminėjai, kitą kartą mes tiesiog net į teigiamą pusę nurašom kažkaip, ar ne? Ir trečias dalykas, mes sakom, čia mano tokia prigimtis, mano tokia natūra. Kitaip tariant, žmogus įsivaizduoja, kad su tuo gimė ir tai yra charakterio dalis. Ir nesitinktų čia į mano charakterio dalį, jeigu aš gimiau kojines norėdama megzti.
čia ateina kažkokios terapeutas ir kėsinasi į mano asmenybės dalį, į mano savasties dalį, supranti. Aš iš prigimties labai švarus žmogus, aš iš prigimties perfekcionizmas, aš perfekcionistas, aš iš prigimties nerimastingas, man ten mintis šaudo ištisai. Na ir kaip jau Aš iš prigimties labai organizuotas, nes numatau 150 000 žingsnių į priekį, viską apskaičiuoju ir viskam pasiruošiu. Ja, ir kadangi mes visiškai nesuprantam, kas mes esam, tai yra, kas mes esam ir kokie mes esam iš tikrųjų, tai labai sunku ir, kaip sakant, ir kažką tai padaryti, nes iš tikrųjų mes net dažniausiai turbūt nežinom, aš taip galvoju, aš taip, pavyzdžiui, tikrai nežinau, prieš pradedant dirbti darbą su savim tokį rimtą, aš tikrai nežinau, kas aš esu. Aš tikrai įsivaizdavau, kad daugybė tų visokių tokių dalykų yra mano prigimtis. Aš taip pat. Atrodo, kad tai tiesiog yra mano asmenybės sudedamoji dalis ir jos neįmanoma išimti, nes kitaip išimsi dalį manęs, ar ne, ir nebeliks. Tai ašgi tokia, tokia. Čia iš tos pačios operos Mylėk mane raganą. Jo, čia prie to paties. Bet iš tikrųjų, kai nusirenki visus šitos dalykus, pradedi save matyti visai kitą žmogų. Pasižiūri, kad ir tas jautrumas tau nebetrukdo. Ir pasirodo, ir dirglumo tokio nebėra, ir to nebėra, ir konfliktiškumo kažkokio pradeda. Jie nusilupa tas sluoksniai. Ir žinai, aš šiandien pagalvojau tokį labai įdomų dalyką iš tikrųjų, kad labai daug kartų aš esu girdėjus, ne iš kažko kito, iš psichoterapeutų, kad daugybė dalykų yra neįmanoma. Tai tu esi nervingas žmogus, tai susitaikyk. Tai tu esi priklausomas, ar ne? Ten kažkoks. Tai tokie dalykai nesikeičia. Moteris atėjusios iš destruktyvių šeimų visada susiras vyrą destruktyvų, nes tokie dalykai nesikeičia. Taigi neįmanoma. Ir aš tiek girdėjau šitų dalykų ir aš tada, šiai dienai tai aš... Lygiai tas pats priklausomybėm irgi yra labai labai... mokymai tokie ir stiprus, ir psichoterapeutai, ir psichologai kalba, kad jeigu esi priklausomas, ar alkoholikas, ar narkomanas, tai visam gyvenimui, ir net neturi teisę savęs nevadinti alkoholiku. Ja, arba tam, pavyzdžiui, priklausomas nuo žmogaus, ko priklausomybė. Vienas sunkiausių irgi priklausomybė. Ir, tai šiai dienai aš tiesiog palinksiu galvą, palieku juos su tuo neįmanoma ir einu daryti tai, ką aš darau. Ir viskas. Ir tai aš pasakoju ne todėl, kad norėčiau pasigirti, aš ten kažkam padėjau susitvarkyti, aišku, kad padėjau, nes toks mūsų darbas. Bet aš daugiausiai kalbu apie save, kad ir to nebėra, ir to nebėra, ir to nebėra. Ir visai kitoks tas gyvenimas. Jums neįmanoma. Būkit su to neįmanoma. Taip, ir iš tikrųjų aš irgi galiu pradėti nuo savęs, nes prieš kelis metus, tai mano kaip asmenybės dalis buvo tas vėpliškumas, ar ne, avarija. Aš buvau vadinama avarija. Mane draugai vadino avarija, natural disaster ir visaip kitaip, nes mano tas nerimas, jisai ir pasireikšdavo per tai, kad aš užkliūdavau už durų rankenų, už kapišono tarp kito. Turėjau talentą. Praradau dėja, praradau tą talentą užkliūti už kapišonų, už durų rankenos ir pamesti šakutę bevalgant. Tiesiog šitie dalykai pasirodo susitvarko, kurie buvo atseit mano asmenybės dalis. Lygiai taip pat mane buvo kopriklausomybė, kur man irgi sakė, kad tas nesutvarkoma, iš esmės tu gali pasilpinti, bet visiškai iš savęs neišsims. Drąsiai pasakyti, kad nusilupi nuo savęs visokias nesąmonės, visokius blokus, tvarkai savivertę, praktiškai nieko nebelieka. Ir tu tada gali pažiūrėti save realiai tokią, kokia esi. Ir taip, man kažkas tai klausia, tai čia keičia visą žmogų kaip asmenybę. Iš esmės, aš manau, kad nekeičia kaip asmenybę, o parodo jūsų tikrąją asmenybę. Padeda jai atsiskleisti. Ir į blogą tai tikrai niekada nepakeičia. Argi blogai, argi gali būti blogesnė asmenybė kažkokia, tai jeigu jinai yra ramesnė. Kas nuo to gali blogo atsitikti, jeigu tu esi ramesnis? Tai žodžiu, taip, asmenybė kinta, bet jinai kinta į teigiamą pusę. Sakykime. Aš tas mūsų laivo pavadinimas. Šitoj vietoj. Turbūt labai padeda tokie visokie kaip, tai ko čia nerimauji, taigi viskas gerai, nusiramink. Ko čia nerimauji, jo. Nusiramink. Važiuok, saulė šviečia už lango.
gražu, turi 2 puikius vaikus, turi vyrą visai tokį negeriantį, nemuštą. Tu viską turi, ko tau trūksta? Ja, tai čia yra chrestomatija ir visi, kurie turėjo bent kažkiek gyvenime kažkokio tai, nežinau, depresija lengvesnė, sunkesnė, ar ne, nerimo, dar kažką, tai visi turbūt šitą yra girdėję, aš tai galvoju. Taigi nusiramink. Ir kad, žinai, jo, tai nusiramink, bet yra tas, kad mes ir patys savo tą sakom, argi ne? Negi tu pati niekada savo to nesakai. Oi. Ir nuolat klausinėjau, tai kas čia su manim negerai, jeigu viskas gerai, o man negerai? Ta prasme. Taip, bet būtent ir žmonės ne tik, kad jiems išoriškai šitą girdi, bet ir vidinis balsas irgi sako, kas čia su manim negerai, ne? Nes visiems viskas gerai, o man negerai. Ir aš mėgstu savo klientams pasakyti, o jeigu de facto priimtume dabar tiesiog, nu, čia ir dabar priimtume tokį, kad viskas su tavim gerai, o čia ir dabar. Nu, gerai. Tai kas tada? O tada kitas nerimas prasideda koks nors. Jo, bet kas įdomiausia, kai tokį klausimą išgirsti, ar iš kito, ar iš savęs, reakcija būna absoliučiai atvirkštinė. Tikrai tokie pasakymai nusiramink. Arba klausimai, ko tu čia nerimauji, taigi viskas gerai. Jie daro absoliučiai priešingą efektą. Jie daro absoliučiai priešingą efektą ir jie tave prieš pastato aš ir kiti. Tai yra visiems kitiems viskas gerai, o tik man. Žinai. Tik man yra kažkas negerai. Ir už tai tas priešingas efektas ir gaunas. Tai va, o ką mes galim pasiūlyti, Julija, kokį sprendimą su tuo visų nerimu ir tojais visais simptomais nerimo, ką mes čia privardinom? Galim pasiūlyti kursą. Taip. Labai fainą kursą regresinės hipnoterapijos ir pasąmonės transformacijos, kuris jau prasideda spalio 16 dieną. Ir kursas jisai skirtas ne tik padėti savo ir kitiems, bet jisai pats iš savęs dar yra ir terapinis, todėl padės ir atrasti priežastis to nerimo, padės suvokti, kodėl tas nerimas kyla, kokios jo šaknis ir tiesiog pašalinti jį visiems laikam. Taip, iš tikrųjų. Nes galima tą nerimą paleidinėti, galima jį ten kažkaip tai save nuteikinėti, bet iš esmės, jeigu vis ateina priežastis nerimui kilti, tai jisai natūraliai toliau kils. Ir žinoma, kad bus gyvenime situacijų, dėl kurių panerimausim, bet turint tam tikrus įrankius ir tam tikras žinias, su to susitvarkyti bus gerokai lengviau. Ir nebeliks to tokio chroniško nerimo, kuris tęsiasi dienų dienas, mėnesių, savaitės, galbūt netgi metų metais ir neaišku dėl ko, nesgi viskas gerai. Taip, iš tikrųjų žmonės, kurie ateina į šitą kursą, jau mes darom 3 su Julija šitą kursą, tai žmonės atėję į šitą kursą, sako, kad tai yra gyvenimą keičiantis kursas, todėl kad mes pradedam nuo pačių pagrindų ir rodom jum, čia nesi tu, ir čia nesi tu, ir čia nesi tu. Ar ne? Čia tik tai kažkas, tai ką galima paleisti, išjausti. Čia kažkas, tai kas buvo užsidėjo vaikystėje kažkoks blogas. Čia tik tai kažkokia gynybinė reakcija, čia nesi tu. Ir visą šitą nuėmus, visą šitą supratus, su viso šito dirbant, jūs tikrai atrasit save tikrą, tokio, koks yra iš tikrųjų. O ne, mano prigimtis čia tokia nerimastinga. Aš čia toks perfekcionistas iš mamos paveldėjau ir dar visokių ten keistų kažkokių ar ne įsitikinimų. Ir taip, taikant žinias, kurias mes pateikiam kursą, tikrai gyvenimas keičia. Ir tai yra kursas nuo pačių pagrindų, tai yra kaip suprasti save, kaip padėti sau ir kaip suprasti kitus, realiai kaip skaityti kitus, ar ne, ir kaip padėti kitiems, tiems, kurie nori padėti kitiems. Ir taip pat kursas tinka visiems visiškai pradedantiems, kurie niekada su žmonėm nedirbo, todėl kad mes pradedam nuo pačių pagrindų, nuo pačių pradžių. Ir lygiai taip pat tinka tiems, kurie jau su žmonėm galbūt kažkiek dirba arba senai svajoja dirbti, nes turi daug žinių, bet to žinias nesusistamintų ir nėra metodikos. Labai dažnai pas mane ateina žmonės, kurie sako, aš jau tiek žinau, tiek pati perėjau, tiek
Knygą galėčiau parašyti, ar ne? Jo, knygą, bet kaip dirbti žmonėm, nežinau, nuo ko pradėti. Tai vat mes duodam visą metodiką, nuo ko pradėti, kaip tęsti ir kaip pabaigti. O jeigu su žmonėm nedirbat ir nesiruošit dirbti, jisai vis tiek gali būti naudingas, jeigu turit, sakykime, šeimą, vaikų, nes mes taip pat kalbam apie tai, kaip dirbti su vaikais, kaip jiems padėti, nes vaikai irgi turi taip pat labai daug nerimo kiekvieną dieną, nes jiems pasaulis labai didelis, viskas labai nauja, o naujovės irgi būna kartais baisios, ar ne? Ir jiems su visu šito susitvarkyti emociniam lygmenį patiems, kol dar neturi emocinio raštingumo, yra be galo sunku. Todėl reikia labai daug pagalbos. Ir jūs tą pagalbą galite suteikti. Tai iš tikrųjų nėra ne vienos priežasties, kodėl reikėtų dar galvoti. Jeigu klausot, jeigu žiūrit ir jeigu jaučiat, kad jums, parašykit, Julija parodys toj turbūt paštą elektroninę. Va, mūsų labai linksmas, smagus paštas, lengvai įsimenantis. Va, ir galite rašyti tiesiog po komentarų, po mūsų šituo įrašų video, galite rašyti komentaruose domina arba noriu informacijos, vieną žodį, kažkokį kryžiuką galit padėti, va, kaip Viktorija praeitą kartą sakė, liekam prie to paties kryžiuko ar ne. Rašykit ir mes susisieksim, aš susisieksiu su jumis, galite rašyti asmeninį žinutę, kaip jums patogiau, galite rašyti tiesiai elektroninį paštą ir dar noriu priminti, kad iki rugsėjo pabaigos, kuri jau čia pat, galioja nuolaida šitam kursui. Todėl, kas dar abejojat, kviečiu susisiekti ir ateiti pas mus. Kviečiam susisiekti, jeigu kas abejoja, turim ir atsiliepimų, ar ne, galim paskaityti, pateikti ir netgi turim video turbūt su viena mūsų absolvente. Jeigu dar yra klausimų apie patį kursą, tai galim pateikti netgi visą kurso planą. Tikrai žinosite, kur ateinate ir ką velėtės. Taip, tikrai nieko neslepiam ir jeigu tikrai kyla kažkokių klausimų, kviečiam rašykit ar paštu, ar asmeniškai, mes tikrai pasistengsime visus atsakyti ir, na, tikrai, jeigu man kažkas būtų pateikęs šitą kursą prieš 10 metų, tai būtų buvę fantastika. Deja, tokių dalykų nebuvo. Taip, deja, tokių dalykų nebuvo, o žinios būtų buvusios tikrai labai vertingos. O žinios būtų išgelbėjusios man ne vieną nervų ląstelę ir ne vienerius metus greičiausiai. Kaip sakant, sutrumpinę visokius depresavimus, kopriklausomybės, nerimus ir taip toliau. Tuo metu aš net nesuvokiau, nei kas tas nerimas, nei kas ta kopriklausomybė, nei kas tie, iš vis tokių dalykų nesuvokiau ir tuo metu tokių mokymų nebuvo. Deja, būtų jie labai, kaip sakant, gyvenimą padarė pilnavertišką daug anksčiau, bet kadangi nebuvo, tai mes su Julija už tai gavom progą pačios visas tas surinktas žinias sudėti vieną vietą ir padaryti kitiems. Kad jums nereikėtų eiti tų sunkių kelių, kuriuos mes praėjom, jūs galite visą tai pažiūrėti paprasčiau. Taip. Tai dėkui visiems, kas mūsų klausėsi. Dėkui, Viktorija. Dėkui. Ir kviečiam jūsų, laukiam iš jūsų žinių, laukiam iš jūsų žinučių iš visų, kurios domina šitą galimybę, šitas kursas. Iki. Iki.